Korupcijos skandalas draskantis Lietuvą šokas visiems, tačiau ne tiems, kurie gyvena Palangoje. Jeigu aš jums užduočiau klausimą, kokia yra korumpuočiausia Lietuvos savivaldybė, turbūt visi akis subestumėt į vieną miestą. Tačiau Palangos miesto ir Šventosios miesto gyventojai turėtų savo nuomonę ir greičiausiai jie tituluotų dėja savo gimtąjį miestą Palangą. Edmundas Jakilaitis, Saulius Skvernelis ir prieštaringai vertinimas Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Tai ne vieninteliai žmonės, apie kuriuos kalbėsime, miestiečių vadinamoji šventoji trejybė, kas ji tokia. Kalbėsime ir apie motiną Teresę. Galėčiau sudaryti ir didesnę geometrinę figūrą nei trikampis ir ne vieną, juk yra toks holistinis filosofinis pasakymas – viskas su viskuo susiję. Pasidalinsiu iškarpomis iš Edmundo Jakilaičio 15 minučių ir žinių radijos laidos. Visame Lietuvos korupcijos skandalo fone žinių radijos laidos pašnekovas Pranas sugrąžins mus į realybę, kalbės apie savivaldybės. Paklausykite įdėmiai. Mūsų klausytojas skambina, sveiki. Sveiki. Jūs eteryje, kuo vardu? Pranas. Taip, Pranai. Man tai keista, kad, ta prasme, jūs sakot, nustebino tas skandalas. Jūsų jau niekas čia nestebina. Ne, ta prasme, jūs žiūrėkit, nori pakeisti žemės sklypą. Nepakeisi, parašy, kaip deklaruojama yra pagal įstatymą, ten per tiek dienų, gauni gražų atsakymą, kad tu nepakeisi. Tada tu ieškai, kas gali pakeisti, susirandi įmonę, kas susiję ten kažkur su savivaldybė. Ir tu pakeisi, jeigu susimokėsi, žinosi, kam susimokėti. Tada žiūrėkit toliau, kas deda su elektra. Davė užklausą, tavo atsakymas 40 000 už elektros atvedimą. Jeigu tu ką nors pažįsti ir žinai, kam susimokėti, pasidarysi už 15. Čia kasdienybė tapo jau. Tai čia, sakot, niekuo stebėtis nereikėtų. Tiesiog man net keista ta jūsų frazė, kad sakot, kažkokia staigmena. Čia ne staigmena, suprantat, kas žmonės versle yra, sukasi, kas jūs pakratykit, kur didmiesčiuose, kas su statybom susiję, kaip leidimai gaunami, čia yra katastrofa. Gerai sakot, pakratykit į laidą atėjęs žmogus turbūt to nepasakos, kokia realybė ta vyksta, bet labai geri klausimai jūs labai geri. Aš 30 metų verslę galėčiau knygą parašyti apie tokias nesąmonės, kas vyksta, tiesiog yra skandalinga. Ir kad mes, ta prasme, kaip sudaro to Europos Sąjunga tos reitingus, mes tiesiog neatsiplėšė, mes nežinau, nei per metrą. Tai žodžiu, Pranai, nusimkim rožinius sakinius. Taip, aš seniai tą sakiau, mes gyvenam iškreiptų veidrodžių karalystėj. Dėkui už skambutį. Suprantu, kad laidos vedėjai buvo nemalonu, nepatogu klausytis, bet tai yra šiandienos realybė mūsų savivaldybėse. Nežinau, iš kokio miesto skambino Pranas, bet aš jam spaudžiu dešinę, kad išdrįso pasakyti tai, kas yra vieša paslaptis. Buvęs vidaus reikalų ministras, buvęs generalinis komisaras, buvęs ministras pirmininkas. Štai tokia įspūdinga karjera pas Saulių Skvernelį, tačiau jis užsidarė tylos sieną. Pasirašė kažkokį tai raštą, neva negali komentuoti. Pasilicka, tuometinį nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Darmos Kratos, Silickienė atėjusi krėsti pareigūnus, su vienu iš jų užsidaro sandėliuką ir grasina jam, kad jį atleis, kad sužinos, kas yra jo vaikai. Žiūrovams būtų aiškiau, tuo metu Agnė Silickienė buvo vidaus reikalų ministerijos saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja. Ir ką aš noriu pasakyti, kad tuo metu jau tu, taip elgtis, tu negali, tai daug labai pasako apie žmogų, bet tu gali atsakyti klausimus tikrai. Ir tu gali išeiti, pasakyti bendrais brožais, čia visi dabar slepiasi, pasirašiau, kad komentuoti negaliu. Nesąmonę praktiškai kiekvieną savo epizodą darydamas, aš sprendžiu klausimą, jeigu vyksta ikiteisminis tyrimas, kiek aš galiu atskleisti informacijos, dalies informacijos neatskleidžiu, bet niekada nebuvau trauktas baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad kaip nors tyrimui pakenkčiau, priešingai atsiranda daugiau žmonių ir kad tu bendrais bruožais negalėtum situacijos komentuoti, nesąmonę. Gavau kelis klausimus, kodėl tu pini nacionalinį skandalą, korupciją su Palangos miestu. O kaip jums atrodo istorija, kurią pasakoja Skirmantas Malinauskas apie Silickienę, kai ji kratos metu užsidarė ir galimai grasino STT pareigūnui apie kažkokias tai įtakas, kadangi pati dirbo vidaus reikalų ministerijai, ar jums nepanašu, kad mes turime uždarą ratą žmonių, kurie naudojasi savo pažintimis? Bet man pagristai kyla klausimas, mes turime prieštaringai vertinamą Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų. Saulius Skvernelis yra jo artimiausias bičiulis. Kodėl miesto meras nekomentuoja?
Kodėl nepalaiko savo bičiulio, kodėl nesako, jis nekaltas, juk draugai turi palaikyti vienas kitą. Palangos miesto savivaldybės geriausiose ir prestižiškiausiose vietose esančių privatizuotų objektų, žemės nuosavybių keitimo reikalai, miestiečiai ir miesto verslininkai ar atvykę verslininkai susiduria su biurokratinėmis kliūtimis, stengiasi metai iš metų kovoti teismuose, tačiau susiduria su kažkokiomis tai nenumatytomis problemomis. Ir tada iškyla klausimas, aš sakau, kodėl jūs niekur nesuskundžiate? Žinote, koks pirmas atsakymas? Saulius Skvernelis. Kaip galvojate, kodėl miestiečiai ir verslininkai kalba apie šitą žmogų? Taip, tas pats žmogus, kuris sakė nepolitizuoti, vaikų renginiuose, mokykla visuomeniai pristatytas, atnaujintas Palangos Baltijo pagrindinės mokyklos sporto kompleksas. Na ir pasižiūrime, ką mes turime. Šarūnas Vaitkus, Saulius Skvernelis, dovanos, kamuoliai vaikams. Gražu, kaip ir labai gražus gestas. Štai čia Šarūnas Vaitkus sveikina visus. Saulius Skvernelis įteikinėjo kamuolius. Pernai metais, gegužės mėnesį ir vėl Palangoje ypatinga šventė. Duris atvėrė pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje specialiai jaunimui pastatytas centras. Nuostabus jaunimo centro atidarimas, Šarūnas Vaitkus pristatinėja renginį ir pats ten buvau. Ir ką mes matome? Saulius Skvernelis tuo metu einantis Seimo pirmininko pareigas lankosi jaunimo centre. Žmogus, geriausias bičiulis Šarūnas Vaitkus, kuris sakė nepolitizuoti, nevelti politikos į vaikų renginius, pastoviai lankosi su savo geriausiais ir artimiausiais bičiuliais šiuose renginiuose. Taip pat turime, aišku, ir Algirdas Stončaitis šitame renginyje. Ir, kaip minėjau, nežinia už ką yra įteikinėjami apdovanojimai už miesto gerovę, už miestui padarytas kažkokias tai veiklas. Miestiečiai ir verslininkai klausia, kuom šitas žmogus taip nusipelnė miestui. Na ir aišku, kaip be stintų šventės 24 ir 25 metais matome, kaip čirškinamos stintutės. Na, o šiemet dėja kelios dienos prieš visą didelį korupcijos skandalą Saulius Skvernelis stintų šventėje nepasirodė. Bet spėkite, kas atvažiavo pakepti stintų su Šarūnu Vaitkumi, tai yra Algirdas Stončaitis. Kaip keista. Negalvokite, kad miestas turi tik tai tokius renginius. Turėjome nesenai prieš keletą savaičių ir Palangos koncertų salės šventę. Štai vėl Algirdas Stončaitis. Ir aišku, legendinė tapusi nuotrauka Baltijos jūroje, kur kitaip šita nuotrauka dar yra vadinama pilvų susibūrimas. Ir dar viena paskutinė nuotrauka, kad matytumėt, kiek ilgai trunka ši draugystė. Štai žydantis Šarūnas Vaitkus ir Saulius Skvernelis kairėje. Ir kaip bebūtų sarkastiška su užrašais. Korupcijai ne ir už skaidrų pajūrį. Jeigu paklaustumėt, kas čia tokio turėti tokius įtakingus draugus, reikia džiaugtis. Taip. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į Palangos ir Šventosios miestus, mes matome grupę žmonių, kuriems ypatingai sekasi karjeroje, šeimų versluose, asmeninėse versluose. Dar miestiečiai sako, yra taip vadinama šventoji trejybė, į kurią įeina Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto meras, Mindaugas Kritulskas, buvęs Seimo narys pralaimėjęs rinkimuose, taip pat Dainius Žvelvys, ilgametis Palangos miesto taryboje, net 20 metų praleidęs Tėvynės sąjungos narys. Tiesa, dabar jam yra pateikti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, o paprastai sakant, dėl korupcijos. Taigi mes turime žmonės, kuriems ypatingai sekasi. Na ir prie šitos kompanijos negalėčiau nepaminėti dar dviejų vardų, tai yra Aurimas Vaitkevičius ir Dainius Drungilas, žmonių dar vadinami nekilnojamo turto, žemės grąžinimo ir verslų darimo guru, ekspertai. Tokia mano interpretacija, nuomonė ir galimi scenarijai, kuriais pasidalinau, nuo dabar norėčiau pakviesti į rubriką Nepažįstu tų draugų. Štai čia 15 minučių straipsnis, kuriame kalbama apie Saulių Skvernelį, STT veiksmus, pas bendražygį Skvernelį sureagavo Seimo kancleris Algirdas Stončaitis. Aš ne jo žmona ir ne vaikas. Štai kaip puikiai skamba viskas. Kodėl laidos pradžioje kalbėjau apie Edmundą Jakilaitį? Todėl, kad pasidalinsiu keliomis įžvalgomis iš laidos, bet Palangoje Edmundą esu matęs šalia Šarūno Vaitkaus tikrai ne kartą. Mačiau, kaip Edmundas lankėsi ir bažnyčioje, esu matęs ir tenai, kai koncertavo choras. Tačiau mes matėme tokį gražų renginį Igničio vėjo festivalis, kur Edmundas Jakilaitis vedė renginį. Atvyko iš Vilniaus ir linksmino Palangos miesto gyventojus ir miesto svečius. Štai vėl turime Šarūną Vaitkų.
To Lietuvoje dar nebuvo, atšvęskime tai didžiausiame Lietuvos Palangos vėjo festivalyje. Štai čia vaizduose matote ir nemokamus Palangos miesto šviestuvus, kurius padovanojo Ignitis. Ir vėl, mes kalbame apie tos pačius žmonės. Turbūt nereikia pasakoti, kom Saulius Skvernelis prisidėjo prie vėjų jėgainių antro parko. Na, o Edmundas Jakilaitis matosi toje pačioje draugų bendruomenėje, tačiau mane labai nustebino paskutinė jo laida, kurioje dalyvavo Skirmantas Malinauskas ir iš LRT esanti žurnalistė. Na taip, prokuroras Urbelis yra nusipelnęs. Vienas iškiliausių prokurorų. Pabaigsiu mintį. Tai aš dabar sakau taip, kad jeigu ten nieko nebūtų ir jeigu tu jaustum, kad tai bus burbulas, kuris susprogs, tai mes labai aiškiai matom veidus ir vienoje ar kitoje pusėje. Tai ir Linui Pernavui, ir tam pačiam Urbeliui, ir tai pačiai Grunskienei būtų labai daug klausimų iš tų pačių žurnalistų ir visuomenės, nes būtų sakoma, žiūrėkit, jūs sugriovėt realiai partiją, kuri buvo populiari, jūs sugriovėt politiko reputaciją, visi tikrai daug žmonių labai stotų į Skvernelio pusę ir jie tai turėjo sverti, nes ant kortos pasidė ne tik tai jo reputacija. Tai kadangi nėra šansų, kad tai neišaiškėtų, aš jau nekalbu apie tai, kad tokie dalykai nuteka per žurnalistus labai dažnai, tai pamatysim, kada tai bus atskleista. Tai už tai aš irgi esu linkęs manyti, kad mažiausiai, aš nežinau, ar tai yra įrodoma, ne visada, bet jie turi kažką, ką jie galės padėti visuomeniai ir tai gali sukelti dar vieną didelę nuostabą. Mes matome, kaip diskusijoje Edmundas Jakilaitis ir Skirmantas Malinauskas iš turimų faktų ir taip, kaip elgėsi Saulius Skvernelis, galimai daro išvadas, kad yra neginčiamų įrodymų. Ir čia yra tada klausimas komunikacinės krizės valdymo lygiai taip pat. Vėlgi, lengviausias būdas, pasitraukiu, esu nekaltas, ginsiuosi pats, nenoriu velti savo partijos ir savo bičiulių ir taip toliau. Ir tada žiūri pagal situaciją, ar tu gali grįžti, kaip, pavyzdžiui, tas pats Juozas Olekas po Rubikono skandalo, Andriukaitis po Rubikono skandalo grįžo, tapo europarlamentaru ir taip toliau. Tas pats Paluckas po savo žiurkių bylos. O jeigu tu sakai, aš tikrai nekaltas, nieko nekomentuoju, partija mūrų už manęs ir mes laikomės visi kartu, tai tada jau jeigu būtų atskleista kažkas, kas yra labai rimta, tai aišku, dega visi ir tada jau tu negali pasakyti, pakeičiau nuomonę, apsisprendžiau išeinu. Netgi dabar, pavyzdžiui, Skvernelis nuėjęs STT apklausą, iš esmės jis praranda galimybę pasitraukti, nes jeigu jis po to pasitrauktų iš partijos pirmininko posto, visi sakytų, aha, jam kažką pasakė, išsigardai, bėgi ir taip toliau. Mes matome iš šitos diskusijos, kad pats artimiausias ratas bičiulių turi daryti pasirinkimus. Algirdas Stončaitis jau pasakė, aš nepažįstu tų draugų. Šarūnas Vaitkus nežino, ką daryti, nėra komunikacijos, todėl kad bijoma sudegti. Bet man kyla pagristai klausimas, jeigu tiek metų šitie žmonės yra šalia vienas kito, negi nėra pasitikėjimų išeiti, iškomunikuoti, šitas žmogus yra sąžiningas, šitas žmogus užėmė tokias pareigas, jis yra nekaltas, aš stoju piestu už šitą žmogų, aš jį palaikysiu visose komunikacijose. Kodėl taip nėra? Atsakymas paprastas, ten, kur yra interesai ir kur yra politika, pasibaigia draugystės. Pirmą kartą yra tokia situacija, kai ir teisėsauga matyt stipriai bijo viešinti, nežinau dėl kokių priežasčių, kažką tekinti ir tiksliau pasakyti. Ir politikai yra išsigandę apie tai kalbėti. Tai man tas labai kvepia, tai iš tikrųjų sukelia labai daug įtarimų, nes tu supranti, kad negali būti taip, kad, reiškia, bent jau ta įtariamoji pusė, ant kurios metamas yra šešėlis, kad jinai nebūtų suinteresuota didesnių viešumų, nes visada politikai įtariamieji instinktyviai eina kovoti į viešą erdvę, bandydami gelbėti savo reputaciją, galbūt kažkiek institucijas pulti, nes tai yra gynybinė taktika, ar ne? Ir banditai elgiasi priešingai, nusikaltėliai, kriminalas, kurie sako, žiūrėkit, nieko nekomentuojam, viską išsiaiškins, va čia advokato mano galite paklausti, nieko nekomentuoju, čia yra nesąmonė, viskas rinu šešėlį. Štai taip, buvęs Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas ne bet kam, o kovai su korupcija šitą tylėjimą ir nenorą komentuoti lygina net su kriminalinio pasaulio elgesiu. Rekomenduoju pažiūrėti visą laidą, Edmundas Jakilaitis laidos pradžioje dar atsargiai kalbėjęs, tačiau vėliau atsipalaidavo ir lygiai taip pat kaip Skirmantas Malinauskas rėžė tą, ką galvoja apie Saulių Skvernelį, apie jo nenorą komentuoti. Na ir pabaigai jūs paliksiu su įrašu iš Palangos bažnyčios, kur miesto meras Šarūnas Vaitkus buvo prilygintas motinai Teresei. Ar šitie žmonės yra tokie šventi, kaip dedasi, kaip yra prilyginami šventiesiems? Rašykite komentaruose, dalinkitės ir iki susimatymo.